Labas rytas visiems. Pradedame Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos posėdį. Posėdžio darbotvarkėje turime vieną klausimą dėl 2026 metų infrastruktūros plėtros įmokų panaudojimo pagal strateginį veiklos planą. Ar dėl posėdžio darbotvarkės turite pasiūlymų, pastabų? Ne. Tai bendrų sutarimų posėdžių darbotvarkei pritarta. Posėdyje dalyvauja savivaldybės vyriausiasis inžinierius Eglė Petrauskaitė, viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Violeta Ambrazevičienė, teisės skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Jasiukėnienė, komisijos pirmininkas aš būčiau administracijos direktorius. Taip pat posėdžiui sekretoriauja Jasiukėnienė. Ir posėdyje nedalyvauja savivaldybės vyriausiasis architektas Irena Bertašiūtė, direktoriaus pavaduotoja Eglė Brinkman ir ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė. Tai kvorumą turime, galime dirbti. Taip pat posėdyje dalyvauja kviestiniai nariai, Gerai vandenys direktorius Andrius Daigys, taip pat biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dalia Kupratienė, kelių ir transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras. Tai tam posėdį buvo gauti 3 raštai, tai 2 raštai Giraitės vandenų pasikreipimai ir 1 kreipimasis į komisiją iš kelių ir transporto skyriaus. Tai pradedame nuo Giraitės vandenų ir išklausysime direktoriaus, kokie yra jo pasiūlymai dėl infrastruktūros lėšų naudojimo ir papildymo. Tai prašom Andrių pristatyti po vieną poziciją ir mes jas aptarsime. Labas rytas visiems. Bendrovė 2026 birželio 18 kreipėsi dėl lėšų skyrimų Kauno savivaldybės plėtros rėmimo programos lėšų. Ir 2026 rugpjūčio mėnesį kreipėmės dėl 2026 metų birželio 18 dienos rašto numeris S. Skyrimo iš Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų papildymo. Tai pirmas prašėme skirti lėšų iš infrastruktūros plėtros rėmimo programos 26 metams šioms veikloms. Paviršinių lietaus nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija, Eglės Vyšnių, Tateliškių, Kampiškių, Švenavės kaime, Samylų seniūnijos Kauno rajono savivaldybėje. Prašoma suma yra 912 418 eurų. Gerai, tai prašau pakomentuoti Eglės Petrauskaitės. Ir šita pozicija ir šitas objektas yra įtrauktas į infrastruktūros plėtros priemonių planą. Dėl pinigų, galiu aš pakomentuoti dėl pinigų, šiuo metu Samylų seniūnija neturi tokio lėšų kiekio ir pagal tai skirti šiam objektui 250 000. Gerai, tai gal tada tokius trumpus prabalsavimus ir padarom, nes kad yra daug pozicijų, tai bus aiškiau vėliau nutarimą formuoti. Tai yra siūlymas pritarti iš dalies ir skirti infrastruktūros lėšų tiek, kiek šiuo metu galime skirti ir kiek yra surinkta būtent toje seniūnijoje, tai 250 000 eurų. Tai pritariam. Vienbalsiai pritarta ir prašom kitus klausimus Andriau pristatyti. Antra veikla - paviršinių nuotekų šalinimo tinklų plėtra Kamšos gatvėje Ringaudų kaime Ringaudų. Prašoma suma 598 300 eurų be PVM. Jinai irgi būtų skirta vykdomiems rangos darbams. Tai aš norėčiau paklausti, o šitie darbai dabar tik tai pradedami, ar tai yra jau baigtiniai?
pradedami ir bus vykdomi iki metų pabaigos. Didžiąją dalį sumos užsektuoti, tai yra įrengti tinklus, liks galbūt gerbūvio darbai ir dokumentų registravimas. Ir tai būtų užtektina pinigų suma. Taip. Šitas objektas taip pat yra įtrauktas į priemonių planą dėl pinigų. Tai Ringautų seniūnija turi infrastruktūros įmonių ir galima būtų pilnai tenkinti prašymą. 598 300 eurų skirti iš infrastruktūros plėtros įmokų objektų padaryti. Supratau. Tai yra siūlymas pritarti finansavimo skirimui, būtent iš infrastruktūros eilutės, kadangi yra pakankamai lėšų yra surinkta toj seniūnijai, tai siūlome pritarti bendru sutarimu lėšų skirimui, tai ar būtų kitų pasiūlymų? Tai vienbalsiai pritarėm, prašom pristatyti sekantį klausimą. Trečia veikla - vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Žemuogių gatvėje Varluvos kaimo. Prašoma suma 200 000 eurų be PVM. Prašomi pinigai yra numatomi skirti projektavimui įrangos darbams Varluvos kaime. Kadangi šitas objektas nėra įtrauktas į infrastruktūros priemonių planą, tai šitam objektui turėtume nepritarti pinigų skirimui, tačiau galime iš tikrųjų pagalvoti apie Įtraukimą į kitų metų. ar dabar galima pradėti pirkimus. Reikėtų, kad direktorius rašytų raštą su prašymu leisti pradėti pirkimus, rodant, kad bus vykdoma 27 metų. Čia tik infrastruktūros. O tai kokia situacija yra Domeikavos seniūnijoje, jeigu mes žvelgtumėm truputėlį ir vėliau įtraukti šitą objektą, jį reikėtų finansuoti? Ar tokios galimybės būtų iš Domeikavos seniūnijos surinkto infrastruktūros mokesčio? Šiai dienai taip. Šiai dienai lėšų užtektų. Kadangi kelių transporto skyrius irgi prašo iš Domeikavos seniūnijos irgi tam tikrai gatvei lėšų, tai užtektų ir šitam objektui ir Tai reikia tą įsivertinti, truputėlį matyti priekį, tai ačiū, tai jeigu aš gerai suprantu, tai mes šiuo metu negalim pritarti šių lėšų skirimui, nes nėra įtrauktas į priemonių planą. Tai tikriausiai bendrų sutarimų atmetam ir siūlome kreiptis dėl įtraukimo į priemonių planą. Įtraukimo į priemonę tais metais ir raštą, kad pritartume viešų pirkimų procedūrą. Tai bendrų sutarimų atmetam. Atmetimas. Gerai. Prašau pateikti tolimesnius siūlymus dėl pakeitimų. Taip suprantu. Taip. Tai taip pat atsižvelgus į tai, kad ankstesniais metais nebuvo panaudota dalis lėšų iš infrastruktūros plėtros rėmimo programos, prašome atlikti nurodytus pakeitimus. Tai pirmas būtų Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 23 metų Liepos 5 dienos įsakymas dėl lėšų pervedimo. Buvo skirta lėšų iš infrastruktūros rėmimo programos veiklai Juragių kaime nuotekų tinklų projektavimas. Kauno rajono savivaldybės 23-25 metų infrastruktūros plėtros priemonių plano skirta lėšų suma 22 130 eurų, panaudota lėšų suma 22 091 eurus, nepanaudota lėšų likutį eurus. Likutis susidarė dėl to, kad faktiškai lėšų poreikis buvo šiek tiek mažesnis negu planuota. Taip. Prašom nepanaudota 39 eurų likutį leisti panaudoti investicijų nuotekų surinkimo tinklų statybą Juragių kaime priemoniai veiklai. Koks būtų jūsų nuomonės kitų komisijos narių?
Čia yra viskas gerai. Nuotekų surinkimo tinklų statybai kaime taip pat įtraukta į priemonių planą. Tai tikrai galima perskirstyti šitas lėšas. Ar čia ta pinigų lėšų ta dalis nereikšmingai maža? Tai ar vėliau mes svarstysime dėl to objekto dar papildomo finansavimo, ar tokio poreikio nebus? Sutartys yra pasirašytos, tai kol kas neplanuojam kažkaip tais perskirstyti. Turit pinigų statybai. Turit. Iš biudžeto. Yra europinis projektas ir yra dalis lėšų europinis prisidėjimas, dalis. Partneriai. Gerai, tai bendrus pritariam. Tai kitas pakeitimas tuomet? Pakeitimas Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 metų 14 įsakymas S2187 dėl lėšų pervedimo buvo skirta lėšų suma iš infrastruktūros plėtros rėmimo programos veiklai Lapių miestelių paviršinių tinklų rekonstrukcijai. Skirta lėšų suma 100 000 eurų. Panaudota 99 465 eurų 7. Nepanaudotų lėšų likutis 534 eurų 25 centai susidarė dėl to, kad dalį išlaidų apmokėjo pati bendrovė. Prašome nepanaudotų lėšų likutį 534 eurus 25 centus leisti panaudoti Lapių miestelėje vykdomai veiklai Lapių miestelio žemdirbių tinklų statybai ir rekonstrukcijai. Šitas objektas irgi taip pat įtrauktas į priemonių planą, tai tikrai galime šitas lėšas skirti prašomam objektui. Tai ar yra klausimų? Nėra. Jeigu nėra klausimų, tai siūlau pritarti šitam lėšų likučio perskirstimui į kitą objektą. Tai vienbalsiai pritariam. Tai ačiū Greitis vandenim. Jų klausimai išsemti. Nutarimą suformuosime posėdžio pabaigoje. O dabar pereikime prie kelių ir transporto skyriaus prašymų dėl infrastruktūros. Tai gerbiama komisija, prašau rasti galimybę. Gerbiama komisija, prašau rasti galimybę skirti papildomų. Tai pirmas būtų Pienių gatvė Domeikavos kaime Domeikavos seniūnijoje, jos etapui tarp Vyturio ir Rytmečio gatvės užbaigimui. 75 000 eurų iš infrastruktūros lėšų. Objektas įtrauktas į infrastruktūros priemonių planą dėl pinigų. Domeikavos seniūnija turi surinkusi pakankamai infrastruktūros plėtros įmokų ir jeigu galima būtų pritarti ir skirti 75 000 eurų. Tai būtų pasiūlymų klausimų. Tai siūlau pritarti šių lėšų skirimų, kadangi yra pakankamas likutis infrastruktūros lėšų eilutei Domeikavos seniūnijai, tai vienbalsiai pritariam. Taip pat skirti Žemynos gatvės kapitalinio remonto darbams atlikti 450 000 Domeikavos seniūnijos valdininkų kaime. Ar būtų klausimų? Ne, į planą įtrauktas objektas. Tai siūlau pritarti dėl lėšų skirimo, nes pakankamas likutis Domeikavos seniūnijoje ir skirti šitas lėšas, tai vienbalsiai pritariam. Pritariam. Ačiū. Tai Parko gatvė Ramučių kaime Karmėlavo darbams atlikti, paskirti 155 000 eurų. Ar čia yra paskutiniai darbai atliekami Parko gatvėje? Taip, tai yra užbaigimas. Gatvė taip pat įtraukta į priemonių planą. Dėl lėšų skirimo turim Karmėlavoje. Taip, Karmėlavoje turime ir galima būtų tarti skirimą.
Rodo, lentelėje buvo, reikėtų iš tikrųjų palikti kompensavimui. Galėtume 120 bent jau lentelėje esam. Tai turi 155, tai dalį galima būtų palikti kompensacijom. Ir 120 tūkstančių. Tai siūlau skirti lėšas, tačiau jas skirti mažesnę sumą negu prašo kelių transporto skyrius ir skirti ne 155 tūkstančius, o 120. Kadangi kitas lėšų likutis turintis infrastruktūros mokesčio būtų panaudojamas kompensacijoms. Tai siūlau pritarti 120 tūkstančių skirimų. Vartotojų atlyginimams. Ir tai vienbalsiai. Prašom, Punktą 1.4 mūsų rašto prašau politinės valstybės, kadangi kaip aiškiai mokyklos Tai Lapių miestelio, Lapių seniūnija yra išbraukta iš strateginio ir iš infrastruktūros plėtros plano. Tada punktas 1.5. skirti Posios gatvės rekonstrukcijos Darbams atlikti, čia Užliedžių seniūnija, Užliedžių kaimas 200 000 eurų. Ir objektas įtrauktas į priemonių planą. Likutis Užliedžių seniūnija. Galima būtų pritarti visai sumai. Tai vienbalsiai pritarėm visai sumai. Taip. Ačiū. Taip pat Užliedžių seniūnijos Giraitis kaime Topolių gatvės paprastojo remonto darbams pradėti pagal naujai parengtą projektą. Prašytumėm skirti šiais. 200 000. Tai priemonių plane turim. Eglė. Aš matau, kad lentelė neįtrauktas. Turim šitą objektą, aš tikrai palaukit 1.5, 1.6. Pasitikrinu. Taip, jisai buvo įtrauktas su papildomu. Taip, turim šitą priemonę. Dėl lėšų likučių Užliedžių seniūnijos infrastruktūros kaip dalį. Tai galima būtų pritarti, nes dar liktų dalis lėšų kompensacijoms. Supratau. Tai siūlau pritarti. Susitarimu, ačiū. Taip, tai antroji punktų prašymą. Perskirstyti Gėlių gatvės kapitalinio remonto skirtas 200 000 eurų infrastruktūros, tačiau kadangi šis objektas jau yra išbrauktas iš prašome nesvarstyti 2.1.2 punkto, o 2.3 punkte Ringaudų ateities papildomai skirti 92 000 infrastruktūros lėšų. Ateities gatvės Ringaudų, kaime Ringaudų seniūnija. Kapitalinio remonto darbams atlikti šiais metais. Tai dabar reikia pasitikslinti. Iš tikrųjų, jūs turėjote Ringaudų Gėlių gatvėje 200 000, Taip. ne? Mes nesvarstome 1.2 poziciją, tai reiškia šitie pinigai lieka. Taip. Ir iš šitų 200 000 mes perskirstom į ateities. Taip? 92 000. Taip. Ir yra reikia dar pusputis. Taip, poreikis Gėlių gatvėje yra 60 000, tai 48 000 dar bus likutis, kurio negalim paskirti Nemuno gatvėje. Bet jūs vis tiek turėtumėte persiskirsti. Tai taip. Tai aš, jeigu gerai suprantu, tai yra likutis 200 000. Taip. Ir šiuo metu perskirsti tik tai vieną eilutę į ateities gatvę Ringaudų seniūnijoje, tai iš 200 000 perskirstom 92 000. Taip. 60 000 yra reikalingas poreikis dar Gėlių gatvės baigimui. Ir 48. Galim skirti, nes nėra įtraukta į infrastruktūros priemonių planą. Tai Šitie du objektai. reiškia, kad 108 000 lieka nepanaudoti. Taip, Gėlių pozicijų. Tai Gėlių gatvėj vis tiek neaišku, tai į Gėlių gatvėj mes norime 60 000. Ne. Buvo skirta 200 000 Gėlių gatvės Taip. kapitalinio remonto. Ir buvo nepanaudoti šitie pinigai, nes buvo uždengti tikriausiai su biudžetu.
Taip, ir šiai dienai mes norime 60 tūkstančių iš jų dar palikti Gėlių gatvėje, tai yra reikalingas Bet čia yra tabariškiai. Tai yra skirtingi kaimai. Yra Ringaudų kaimas, o tabariškių kaimas nėra įtrauktas į priemonių planą. Tai vat, Tai reiškia, kad vadinkim Gėlių gatvė per du kaimus. Taip, per du kaimai. Vienas Gėlių gatvė dalis Ringaudų kaime ir yra įtraukta. Tai taip. jo lėšos jau dabar panaudotos ir ta dalis objektų yra užbaigta. Yra likutis 200 tūkstančių. Tai jų negalime panaudoti tabariškių kaimui, nors ta pati Gėlių gatvė, Bet nes neįtrauktas. nėra įtraukta į priemonių planą. Tai reiškia, mes 60 tūkstančių negalime skirti, perskirstyti tai yra. Ir taip pat negalim perskirsti į Gaižinėlių kaimą, Nemuno gatvę, nes taip pat šio objekto nėra priemonių plane. Tai reiškia, situacija yra tokia, kad iš perskirstyti lėšų siūlomų objektų galim perskirstyti tik į Ringaudų kaimą ateities gatvę, nes tas objektas yra priemonių plane. Tai reiškia, jam 92 tūkstančius galime skirti, perskirstyti. O likęs 108 tūkstančiai turi grįžti į Ringaudų pačią seniūniją, į infrastruktūros lėšų eilutę. Ar tikrai reikalinga pargrąžinti lėšas, ar geriau, kad kelių transporto skyrius dar iš tikrųjų galbūt. Nu jo, bet dabar tos lėšos kabo. Taip, taip. Tai, kad jos nekabėtų, mes jas arba turim pagrąžinti, arba įtraukti objektus naujus į priemonių. Tu negalim perskirstyti ir jie yra negalima jų panaudoti. Tiesiog paliekam atvirą grįžtus. Tai paliekam, kad bent jau transporto skyrių sąskaitą. Negrąžinam. Bet iki metų galų reikia susitvarkyti. Taip. Nes negali persikelti. Geriau. Tai taip ir sutarėm. Iš siūlomų perskirstimų 200 tūkstančių eurų. Perskirstom 92 tūkstančius į ateities gatvę Ringaudų kaimas, o likę 108 tūkstančiai yra neperskirstomi ir laukiame kito pasiūlymo iš kelių transporto skyriaus, nes šias lėšas reikia vienaip ar kitaip šiais metais susitvarkyti, arba pagrąžinti, arba panaudoti įtraukiant naujus objektus į priemonių planą. Tai siūlau pritarti šitam mūsų aptartam perskirstimui 92 tūkstančių eurų. Pritariam bendru sutarimu. Taip, tai mūsų klausimai visi darbotvarkėje apsvarstyti. Tai siūlau priimti nutarimą, pritarti infrastruktūros plėtros įmokų panaudojimui pagal strateginį veiklos planą, pagal aptartas eilutes tiek Graitės vandenų rašto, tiek kelių ir transporto skyriaus. Taip pat siūlau nutarime suformuluoti, kad administracijos direktoriaus įsakymu įpareigoti buhalterijos skyrių iš neprioritetinės infrastruktūros plėtros lėšų sąskaitos pervesti lėšas į kelių transporto skyriaus ir aplinkos skyriaus sąskaitą, nes Graitės vandenys yra pagal kuruojamą sritį aplinkos skyriaus dispozicijai. Tai toks nutarimas siūlomas, pritarėm bendru sutarimu. Taip. Tai ačiū, nutarta bendru sutarimu ir prašau sekretorės suformuluoti tokias dvi rezoliucijas pagal anksčiau pateiktus Graitės vandenų ir kelių transporto skyriaus raštus. Siūlau posėdį baigti, ačiū visiems.